Šiandien naujienų rubrikoje pakalbėsime apie stoginės ir pavėsinės. Tad eime. Domantai, papasakok apie sprendimus terasam ir stoginiam. Iš esmės sprendimų ir variantų gali būti labai daug. Viskas priklauso nuo žmogaus poreikio, kaip jis planuoja erdvę. Ir dažniausia problematika yra ta, kad kai žmonės planuoja terasą, jie susiduria su problema pirmą kartą išėjus į lauką, tai yra saulė, vėjas ir lietus. Ir atitinkamai pagal tai reikia rinktis sprendimą ir automatiškai kyla klausimas visgi, koks tas sprendimas tiktų man, norint apsisaugoti nuo saulės, vėjo ir lietaus. Tai papasakok, kokie yra sprendimai ir yra kažkoks tik vienas sprendimas nuo visko apsisaugoti? Ne, sprendimų yra daugybė, gali būti medinė stoginė, stiklinė konstrukcija, aliuminio konstrukcija su polikarbonato stogu, markizės ir vis labiau populiarėjančios bioklimatinės pergolės. Gerai, bioklimatinės pergolės. Kas tai yra? Bioklimatinės pergolės tai iš esmės yra tas pačias pavėsinės stoginės, bet su dideliu funkcionalumu. Tai iš esmės galimybė kontroliuoti ir transformuoti savo erdvę pagal aplinkos poveikį, saulę, vėją, lietų ir turėti būtent šitą funkcionalumą. Šiuo metu mes stovim po standartinių, sakykime, mažiausių dydžių, tai yra 3x3 bioklimatinė pergolė. Tai parodyk, kas čia yra tokio kitokio, pažinau, nežinau, kokia čia galėtų būti ta pavėsinė. Ar ne? Kažkokia paprasta pavėsinė, polikarbonatinė ar kažkokia, ar su stogu. Iš esmės tai yra konstrukcija su išspręstais beveik visais klausimais. Tiek lietaus nubėgimas, kuris nubėga per kojas, visas vanduo surenkamas stogė, jeigu lamelės yra uždarytos, jis bėga per šonus, per sijas, nusileidžia į kojų apačią ir per kojų apačią vanduo išbėga. Tai ten padaryti kažkokie yra nuolydžiai viduje, ne, ir viskas subėga. Iš esmės taip. O tu sakai lamelės, ar ne, pavartoji tokį žodį, tai lamelės yra... Kad įsivaizduojat paprastai, tai čia yra šitas būtent žaliuzinis stogas, ne? Lamelės yra būtent šitie, sakykime, sijos, iš ko ir susidaro stogas. Čia yra vienas Aš galvau, kad čia nesidaro niekada. Atsidaro. Tai visur žiūrim į funkcionalumą, valdymą ir komfortą. Tai principė čia yra lamelių siena, fiksuota lamelių siena. Tai iš esmės aliuminio siena, kuri turi žaliuzinį sprendimą ir pavirtimu galim kontroliuoti vėlgi šviesos patekimą, vėją, lietų ir panašiai. Kaimyno žvilgsnis? Žinom. Mes čia Domantai stovime, ne tokie paprasčiausiai, tai pergolį, jeigu už mūsų stovi ten kažkas rimčiau, mes galime į temą aptarti, ne, kas ten yra. Žinoma. Principė, kaip matom ir čia, gali būti labai daug įvairių priedų montuojamų į pergolą, bet vėlgi viskas priklauso nuo žmonių poreikio, kaip minėjau, saulė, vėjas, lietus, ar ne. Nes ten prieš tai buvusiai pergoloje, ne, matymų užsidengė grotelės, o čia dabar jau viskas stiklais yra uždaryta. Taip, tai čia yra berėmė grūdinto stiklo sistema, stumdoma sistema. Tai iš bet kur galima stumti, ne? Jo, iš kurio nori šono mes ją galim atsidaryti, užsidaryti. Tai pagrindė, ką mums tai duoda. Izoliacija nuo aplinkos veiksnių, nuo vėjo, nuo to pačio šalčio, mes čia galim kažkiek prisišildyti erdvę. Tai triukšmo? Triukšmo lygiai taip pat. Susilaiko, ar ne? O jeigu žiemą, ar galima būtų čia būti? Iš esmės taip, aišku, jeigu mes turim -20, tai turbūt komforto čia labai didelė nebus, vis tiek kvadratūra yra didelė. Ir stiklai, ar ne? Bet prie nulinės temperatūros, tai įsidėjus šildytuvus, tai mes galim puikiai leisti laiką, sėdėti ir tikrai komfortas bus didesnis. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis pergolės? Vėlgi tą patį tvirtumą, aliuminio storius, funkcionalumą ir galimybės montuoti priedus. Mes labai dažnai žmonės susimontuoja pergolą be priedų ir paskui pamato, kad man ar iš tos pusės saulė šviečia, iš ten vėjas pučia ir atitinkamai mes turim turėti galimybę rinktis tos priedus. Tai pagrinde iš esmės dėmesį reiktų kreipti į konstrukcijos tvirtumą, sandarumą vėlgi, ne, mes nenorim, kad mums lašėtų pro kažkokius tai tarpelius ar nesandarės vietas, nes senesni modeliai pergolų turi labai daug silikonuojamų vietų, silikonas nėra ilgaamžis, iš esmės metai 2 jis pradeda trūkinėti ir mes matom, kad vanduo laša ten, kur neturėtų jau būti. Tai principė sandarumas, tvirtumas ir galimybės turėti priedus. Pasiturbint, kaip sakoma. Taip. Tai ačiū tau, Domantai, už viską. Ačiū labai.
Ir tai yra viskas, ką jums šiandien buvome paruošę. Nepamirškit mūsų sekti socialinėse tinkluose ir pasimatom kitą sekmadienį laidoje Viskas pamatuota. Iki!